mano požiūris į krikščionybę anksčiau buvo toksai, sakyčiau, tradicinis. Mano prosenelė, močiutė, jos labai gyveno tuom ir močiutė vis dar gyvena. Atsimenu, prosenelę rasdavom skaitančią Bibliją, taip įstrigo man. Ir va tas toksai pagarba joms ir matymas, kad tai joms labai svarbu ir man įskiepijo tokią pagarbą krikščionybei. Bet niekada tai netrodė man labai įdomu. Ir aišku, ir daug tokių ir tų, sakykime, atstumiančių dalykų, kas liečia bažnyčią, ten visi tie skandalai, tos apeigos man vis laik atrodavo čia kažkokie viduramžių laikų palikimai. Bet visa tai pradėjo keistis, kai sutikau vieną žmogų, kuris man buvo labai įdomus dėl jo teigiamų asmeninių savybių. Dažniausiai gera nuotaika, linksmas, atrodo džiaugiasi kiekvieną dieną, kada besusitiktum, jis atrodo laimingas. Sportiškas, energingas, labai komunikabilus, draugiškas. Galiausiai sužinau net, kad ir daug pasaulio apkeliavęs ir kitom kultūrom domėjęsis, filosofijas studijavęs ir sužinau, kad jisai galiausiai skaito Bibliją. Ir man tai buvo įdomu daugiau sužinoti apie tai ir iš pradžių užduodavau tokius klišinius tos klausimus, gaudavau įdomius atsakymus, po to jau ir gilesnių tų klausimų. Ir tie atsakymai būdavo tikrai gerai išgalvoti, gerai išdirbti ir tokių nepalikdavo abejonių, kad tai iš tikrųjų yra teisinga. Ir kuo daugiau tų atsakymų gaudavau, tuo labiau man viduje pradėjo keistis viskas, pradėjo atsirasti jausmas, kad tai, kaip gyvenau, jau yra sena ir turiu keisti savo požiūrį į visą aplinką, į save, į kitus žmonės, į savo veiksmus. Ir galiausiai pasikeitė ir mano požiūris į krikščionybę. Tas mano draugo pavyzdys tokio laisvo, laimingo, besidžiaugiančio, energingo, sveiko buvo iš tikrųjų didelis kontrastas su to įvaizdžiu krikščionio, kurį turėjau anksčiau. Ten per holivudinius filmus, ten dažniausiai tyčiojasi iš tų krikščionių, parodydami juos kažkokius keistus. Ir šiaip sutinki kažką tai tokio, kokiu nors pažemintų balselių šnekantį, tokie super atrodo gerą žmogų krikščionį ir taip kažkaip tai nekeldavo labai susidomėjimo, bendravimo, bendrauti su tokiais žmonėms visai nebuvo, atrodo, įdomu. Tai tas pasikeitė ir pasikeitė mano požiūris į krikščionybę. Sužinau, kad Dievas iš tikrųjų yra geras, ne tas toksai baudėjas duodantis įsakymus, o iš tikrųjų toksai mūsų užtarėjas, kuris duoda mums gyvenimui rekomendacijas. Ir nuodėmė anksčiau atrodė toks kapotas, labai nehumaniškas elgesys, nežudyk, nepaleistuvauk, nevok, atrodė visai neliečia mano gyvenimo, nes nesijaučiau aš labai ten nuodėmingas. Bet galiausiai tas kaip suvokimas keitėsi, supratau, kad nuodėmė tai gali būti ir mintis, ir nesuvaldytos emocijos, ir ne tik mūsų veiksmai, ir kad tas nuodėmės iš tikrųjų yra tokios kaip gyvenimo klaidos, kurios atima iš mūsų potencialą gyventi labai gerai. Ir Biblija iš tikrųjų tų ir rekomendacijų, ir tų istorijų apie tai, kas yra nuodėmė, arba kaip reikia pasielgti, yra labai daug. Ir tai nėra tikrai tik tai 10 Dievo įsakymų. Tai yra labai labai neišsemiamas šaltinis, sakykime taip, pamokų gyvenimui, išminčiai.
Tai va, tai požiūris labai pasikeitė ir tas postumis ir buvo tas va žmogus, tas pavyzdys, kad krikščionybė, kad krikščionis gali būti visai kitokie ir kad ta krikščionybė iš tikrųjų yra visai kitokia nei man buvo pristatyta, taip galim turbūt sakyti. Tai vat labai įdomu išgirsti jūsų nuomonę apie krikščionybę, kaip jūs apie tai galvojate, kas jūs tolina nuo Biblijos skaitimo, domėjimosi. Parašykite ar tai komentarą po šito video, ar man asmeniškai tikrai labai įdomu būtų padiskutuoti. Iki.